Šiandien mūsų laukia paslaptingos krautuvėlės atidarimas. Žmonės jau 2 savaitės pasimetime, niekas nežino, kaip reaguoti šią krautuvėlę. Daugelis mano, kad tai dar vienas originalus verslininkų sugalvotas reklamos būdas, kaip prisivilioti klientus. O gal ir iš tikrųjų ji prekiauja to, kas skelbia. Mes tuoj tą ir sužinosim, bet prieš tai pasiteiraukime keleto žmonių nuomonių apie tai. Atsiprašau, sakykite, ką jūs čia organizuojat? Mes nusprendėme, kad reikia į vieną nusiųsti krautuvėlę. Ir po to jis mums visiems pasakos. O jums nebaisu? Ne, jam nebaisu. Dabar mes stebėsime vieno žmogaus pasiaukojantį žygį į krautuvėlę. Stebėkime. Kaip matėte, 1, 2, 3 ir nieko nevyko, bet galbūt... Siūlau eiti visiems kartu! Siūlau eiti visiems kartu! Ei! Nepradėsiu! Nebijokit, šaunuolė, šaunuolė. Kuo galėčiau padėti? Jūs psichologas? Ne, aš esu verslininkas. Sumaniau šitą verslą, pabandžiau ir manau, kad labai neblogai sekasi. Tikiuosi, labai bailus. Neįprastas verslas. Keistokas. Tai kuo galėčiau padėti? Aš... Drąsiau. Jūs tam ir atėjote, ar ne? Na, taip. Tada klausau. Nežinau, kaip pasakyti. Nežinote, kokio gėrio jums reikia? Panašiai. O aš turiu visiems pagal pageidavimą. Kasdieninį, šventinį, proginį, išeiginį ir taip toliau. Jūs tik tai pasakykit, kokio jums reikia. Aš nežinau. Pabandome kartu. Ar jūsų asmeninis gyvenimas geras? Gal kavos? Pavardė. Vandens? Ne. O jūs pati pikta? Pavardė?
Ne. Aišku. Jums reikia kasrytinio gėrio. Pripūskite. Tyčiojatės? Ne, aš rimtai, pripūskite. Užteks. Dar? Tai kaip jaučiatės? Gerai. O štai čia jūsų pyktis. Jo? Jo. Dabar kiekvieną rytmetį jūs pripūsite po vieną balioną ir išėjusi į gatvę paleisite į orą ir pasijusite tikrai gerai. Gėris jūsų neapleis. Tai aš nusipirkau gėrių. Taip. Kiek aš turėčiau mokėti? O, pirmąjį klientį nemokamai. Ir visiems pasakykite, kad čia visai nebaisu. Šaunu. Sudie. Ate. Sakykite, kaip jaučiatės? Kas ten buvo, ką ten pirkote? Jūs nuskriaudė! Pirko tik balioną? Pavargai.